tada atsiranda tas, gana stiprus netinkamas elgesys, tai yra apie 2-3 metus, kartais jau ir metinukai tą parodo. Ir mes galvojam, kasgi vyksta su mūsų vaiku, kodėl jisai taip elgiasi. Viena iš priežasčių, be to, ką išvardinu, gali būti tiesiog, kad vaikas bando ribas. Nes, įsivaizduokime, kad mažas vaikas, tai jo savijauta yra maždaug panaši tokia, kaip mes nuvyktumėm į Japoniją ir mes nežinome taisyklių, nežinome ritualų, nežinome tradicijų ir mes tiesiog stebėdami aplinką bandom kažką daryti. O galvom, o kas bus, jeigu padarysim kitaip? Ir tada klausimas, ar mes norėtumėm, kad už tai mus apšauktų, apibartų ir sakytų, ką tu čia dabar darai, kaip tu čia nemoki valgyti, ar ne, pavyzdžiui, japoniškam restorane. Tai taip pat jaučiasi ir vaikas. Jisai tiesiog bando ribas, ką jisai gali padaryti, ką jisai negali, kas yra tinkama, kas yra netinkama. Ir mūsų pareiga yra tą pozityviai parodyti, pozityviai nubrėžti ribas, paaiškinti vaikui, parodyti savo reakcijomis, kad tai yra netinkama, tačiau suprasti, kad tai yra visiškai natūralu jo raidai. Jeigu elgiasi ir vyresnis vaikas taip, gali atsitikti taip pat, kad jis nuėjęs į naują aplinką, išsibando iš naujo, kokios yra ribos šioje aplinkoje, ar ne, šioje terpėje. Tai yra priežastis tikrai gana dažna, kodėl vaikai elgiasi netinkamai. Ir sekantis dalykas, kodėl gana dažnai matau, kad vaikas visų pirma jaučiasi nelabai gerai ir tą išreiškia netinkamu elgesiu, tada, kada yra sutrikęs balansas tarp vaiko rutinos ir tarp vaiko laisvės. Nes aš apskritai manau, kad šiuo metu yra viena didžiausių problemų tai, kad mes nerandame harmonijos ir nerandame viduriuko. Mes dažnai nukrypstame per daug į vieną arba į kitą pusę ir abudu kraštutinumai yra vaikui žalingi, jie yra netinkami jos veikai raidai. Šiuo atveju, jeigu vaikas jaučiasi per daug įspraustas į rėmus, nuolatinė rutina, viskas visada taip pat, viskas pagal tam tikrą šabloną, vaikui pasidaro neįbeidumu, jam pasidaro nuobodu ir jisai vienas dalykas jaučiasi blogai, kitas dalykas bando save kažkaip pralinksminti, liktai ieškodamas kažkokių būdų, kaip jis galėtų išeiti iš tos nuolatinės rutinos. Kitas dalykas yra vėlgi, jeigu vaikas jaučia per daug laisvės, gali būti, kad vaikas tikrai nesupranta, kur yra tam tikros ribos. Arba jeigu mes jas brėžiame, per daug griežtai, nepozityviai ar bausdami galbūt vaiką, tai vaikas tada nesijaučia gerai. Jeigu jis turi per daug laisvės, jisai tada tiesiog yra, jisai tampa sutrikęs. Kadangi yra labai daug mokslinio tyrimų padaryta apie tai, jog vaikui gerai savijautai yra labai labai svarbu, kad jisai aiškiai žinotų ribas ir aiškiai žinotų taisyklės. Kaip aš sakau, mes turėtumėm tos rėmus nubrėžti gana didelius, ar ne? Kur yra ribos, kur yra vaiko taisyklių riba, o visa kita jisai turi jausti daug laisvės, alternatyvų, pasirinkimo, tačiau kai tų ribų nėra, vaikas jaučiasi nesaugus, vaikas jaučiasi sutrikęs ir tai tikrai įtakoja jo savijautą ir jo netinkamą elgesį. Tad per šiuos kelis video mes aptarėme pačias pagrindinės vaiko netinkamo elgesio priežastis ir tikiuosi, kad jos padės šiek tiek apžvelgti savo vaikų elgesį, galbūt savo klientų elgesį ir pabandyti atrasti tas šaknis, kodėl vaikas elgiasi netinkamai. Be abejo, tai nėra išsamus seminaras, tai yra tik gairės, bet aš manau, kad tai gali būti geras pagrindas savianalizei ir tiesiog pastebėti ir geriau pažinti savo vaiką.